2019 metais Mercedes pristatė pirmąjį EQ serijos modelį – EQC. O praėjus 4 metams jau yra 10 skirtingų elektrinių Mercedes modelių. Arba net 40, jei skaičiuosite skirtingas jų modifikacijas. Šiandieną mes išbandome vieną iš jų – EQE iš Mercedes EQ. Kaip visada, skirtingai nei kiti automobilio apžvalgininkai, nekalbėsiu apie dalykus, kuriuos ir patys galite pamatyti atvykę į automobilio saloną. Aš trumpai ir aiškiai aptarsiu tai, ką kiti nutyli, bet jūs privalote žinoti. Kokį realų atstumą galima nukeliauti pilna baterija, kiek užtruksite norėdami ją įkrauti, bei kiek kainuotų šio elektromobilio pirkimas ir eksploatavimas, lyginant su degalais varomomis alternatyvomis. Tiesa, OEV.lt nuolat įkelia video apie naujausius elektromobilius, tad užsiprenumeruokite mūsų kanalą, būtinai paspauskite pranešimų gavimo skambutį, kad nepraleistumėte jums aktualiausių apžvalgų. Aš Tadas iš OEV.lt. Apie elektromobilius trumpai ir aiškiai. Mercedes pažįsta savo aukštus standartus turinčius, bet labai įnoringus klientus. Tad juos pamalonina net 7 skirtingomis EQE versijomis. Kas įdomiausia, kad visos jos turi apie 90 kWh grynosios talpos baterijas, bet skirtumas tarp pasirinkimų varijuoja varomų ratų skaičiumi, motorų galingumu ir žinoma įrangos bei apdailos gausa. Kartais kelyje pamačius Mercedes reikia šiek tiek laiko, kol supranti, kuris čia modelis – EQS ar EQE. Tai yra todėl, kad abu šie elektromobiliai kurti turint tą patį tikslą – padaryti jų formą kaip įmanoma aptakesnę. Tai yra sukurti kaip įmanoma efektyvesnį, mažiausias sąnaudas turinti greitkelių laivą. Ir nors Mercedes dizaineriams pavyko pasiekti vienus geriausių pasipriešinimo koeficientų, elektromobilio sąnaudos nėra labai įspūdingai žemos. Čia susidurime su dilema, kurią neišvengiamai turi kiekvienas elektromobilių gamintojas. Kaip rasti balansą tarp didelės, bet sunkios baterijos ir ilgo nuvažiuojamo atstumo? Panagrinėjus pagrindinių EQE konkurentų duomenis matome, kad naujausias BMW kūrinys i5 šiek tiek efektyvesnis. Matyt todėl, kad dėl mažesnės baterijos sveria beveik 200 kg mažiau. Tesla Model S net su visų ratų pavara ir talpesne baterija vartoja mažiau elektros nei EQE ir tai iš dalies paaiškinama vėlgi daugiau nei 200 kg antsvoriu. Efektyvumo etalonu laikomas Hyundai Ioniq 6 su ženkliai mažesne baterija įveikia labai panašų atstumą, nes yra net 400 kg liesesnis. Taip, komfortas ir visos pagalbinės technologijos turi ne tik savo kainą, bet ir svorį. Tad turėkite tai omenyje. Visgi, didelė ir talpi EQE baterija leidžia bet kuriam modeliui įveikti pakankamai įspūdingą atstumą. Mūsų bandyta versija sugeba vasaromis įveikti net iki 700 km, na o žiemą, jei laikysitės kelių eismo taisyklių ir važiuosite maksimaliu leistinu greičiu, pajūrį iš Vilniaus galite pasiekti ir be tarpinių sustojimų.
Aplankykite Best TV for Me internetinę platformą skirtą informacijai apie elektromobilius ir sužinokite, kiek kitos EQE versijos realiomis aplinkybėmis gali nusklęsti pilna baterija skirtingų metų laikų, važiuodamos mieste ar greitkelyje. Ar žinojate, kad norėdami sutaupyti laiko praleidžiamo prie elektromobilių įkrovimo stotelių, turite gerai pasidomėti, kokios jūsų išsirinkto modelio galimybės įsilieti elektros? Nes nustebsite sužinoję, kad kai kurie elektromobiliai gali užtrukti 2, 3 ar net 7 kartus ilgiau įkraunant bateriją, lyginant su labai panašiai kainuojančiais modeliais. Džiugu, kad Mercedes yra tarp tų modelių, kurie pakankamai greitai įsikrauna baterijas – apie 8 ar 10 minučių. Tiek vidutiniškai užtruksite norėdami įkrauti EQE 100 km kelio, jei rasite bent 150 kW galingumo stotelę. Na, o namuose įsirengę 22 kW galios AC įkroviklį į šį Mercedes įsiliesite 100 km per valandą. Manau, sutiksite, kad elektromobilių įsigijimo kaina yra vienas pagrindinių faktorių stabdančių daugumą vairuotojų nuo sprendimo atsisakyti degalais varomų alternatyvų. Bet nereikėtų žiūrėti vien tik į automobilių kainininką. Skaičiuokite, kiek realiai kas mėnesį išleisite automobilio pirkimui, kelionėms bei išlaikymui. Štai ką turėtumėte įvertinti prieš priimdami galutinį sprendimą pirkti ar ne šį Mercedes elektromobilį. Mercedes, kaip ir kitų prestižinių markių automobilių išskirtinumas, kad elektrinės jų versijos kainuoja labai panašiai kaip ir degalais varomos alternatyvos. Tad atsižvelgiant į tai, kad elektromobilių aptarnavimo kaštai bent 3 kartus mažesni, EQE net nepritaikius valstybės subsidijos, išlaikymas yra pigesnis nei benzinu varomos versijos. Bet, jei gaunate valstybės subsidiją, patys gaminatės elektrą iš saulės elektrinės bei daugiau keliaujate, skirtumas tarp elektromobilio ir benzininio Mercedes įvertinus jų atpirkimo kainas išauga iki ženklaus skirtumo. Jei vis dar nesiryžtate įsigyti naujo elektromobilio, galbūt verta pagalvoti apie naudotą. Jų pasirinkimas labai išaugęs ir tikrai galima rasti tokį, kuris atitiks jūsų poreikius bei finansinės galimybės. Bet nepirkite katės maiše. Būtinai pasitikrinkite, ar 100 ar daugiau tūkstančių kilometrų nuriedėjęs elektromobilis turi baterijos sveikatos sertifikatą. Nes naudotų elektromobilių baterijos degradacija kartais būna labai ženkli ir net sąlyginai nedaug nuriedėjęs EV gali būti netekęs iki 1/4 ar net 1/3 baterijos tūrio. Apsilankykite evtest.lt svetainėje ir sužinokite, kaip paprastai patikrinti baterijos būklę.